Na, o Klaipėdoje Šiaurės jūrų liūto pasirodymus visą spalį galima stebėti nemokamai. Tačiau jau šį savaitgalį jūrų muziejus atsisveikina su bene populiariausiais augintiniais delfinais. Visi jie bus išskraidinti į Graikijos zoologijos sodą. Bet delfinų muziejus gyvens beveik metus, kol bus baigta delfinariumo rekonstrukcija. Šis savaitgalis paskutinis, kai Lietuvos jūrų muziejuje galima išvysti delfinų pasirodymus. Delfinariume jau nuo kitos savaitės ims plušėti statybininkai. Šį pastatą prikelsiantys antram gyvenimui. Kol vyks remontas, delfinų pasilgs ne tik lankytojai, bet ir sergantys vaikai lankantys delfinų terapijos kursus. Šį sezoną mes negalėsime priimti į delfino terapiją vaikučių, kurie laukia ne 1 metai eilėje, tačiau tai, kad galėsime susigrąžinti gyvūnus į žymiai geresnius namus, apšiltintomis sienomis, neprabančių stogų, o žiūrovus pakviesti į tikrai modernę pasirodymo salę, tai mus labai džiugina, nes jeigu net dabar, kai yra, tarkim, toks jau pavargęs delfinariumas, mes sulaukėme iki 500 000 lankytojų per metus. Tai aš manau, toks delfinariumo atnaujinimas tikrai padės pritraukti į Lietuvos vakarus daugiau turistų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Kol delfinariumas bus rekonstruojamas, delfinai Argas, Glorija, Gabija, Premija ir 3 jaunikliai gyvens Graikijoje, Atikos zoologijos sode. Ten jų nuo pavasario dienas leidžia bitė, lima, nojus ir gilė. Jie buvo nuskraidinti specialiu lėktuvu. Su delfinais kartu vyksta ir jų dresuotojai. Jų teigimu, Graikijoje delfinai jaučiasi puikiai, o pasirodymai sulaukia žmonių susidomėjimo. Tenai Graikijoje jie neturėjo delfinų ir jie aišku matė laisvėje ir jiems tai yra labai smagu, kad delfinai dabar šalia ir jie yra treniruoti ir jie priplaukia prie žmogaus, jie gali plaukioti su jais ir žinoma tai yra didžiulis džiaugsmas ir žiūrovai atėję labai džiaugiasi ir po pasirodymo netgi nenori išeiti, pasilieka dar truputėlį pastebėti. Atnaujintas delfinariumas duris turėtų atverti kitų metų birželį. Kol vyks remontas, lankytojai laukiami jūrų muziejaus akvariumo, jūrų faunos, žinduolių ir paukščių bei laivybos istorijos ekspozicijose. Visą spalį muziejaus cirko arenoje rengiami nemokami Šiaurės jūrų liūto pirato pasirodymai.